Paklausykite pasaką pavadinimu Ugnė, Ela ir stebuklingas darželio rytas. Vieną vėsų pavasario rytą Ugnė pabudo nuo murkimo. Katė Ela sėdėjo ant pagalvės su šalikėliu aplink kaklą ir rimtai žiūrėjo į laikrodį. Laikas į darželį, pasakė Ela savo katinišku žvilgsniu. Ugnė greitai šoko iš lovos, apsirengė mėgstamą suknelę su zuikiu ir apsikabino Elą. Tu irgi eini. Auklėtoja Liveta sakė, kad šiandien galima atsivesti katiną dieną. Ela išdidžiai prisisegė ženkliuką svečias ir susiruošė eiti. Prie darželio durų jų jau laukė dvi linksmos draugės – Kora ir Uršulė. Aš atsivežiau triušiuką Bonką, šyptelėjo Kora, o aš šuniuką iš plastilino, parodė Uršulė. Jis buvo kiek nerangus, bet labai draugiškas. Viduje auklėtoja Liveta pasitiko visus su plačia šypsena ir karštu kakavos puodeliu. Šiandien mūsų diena ypatinga. Jūsų draugai gyvūnai taps darželio padėjėjais, paskelbė ji. Katė Ela gavo atsakingą užduotį – prižiūrėti, kad niekas nepamirštų plautis rankų prieš valgį. Ji rimtai stovėjo prie kriauklės ir murkė kiekvienam, kuris paklusdavo. Kas ne, tam skyrė žaismingą žvilgsnį. Na. Tuo tarpu triušiukas Bonka vadovavo kaladėlių statyboms, o plastilininis šuniukas buvo paskelbtas šokio konkurso nugalėtoju. Jo ausytės linguodavo taip juokingai, kad visi kvatojo. Po pietų visi vaikai pasakojo, ką jų gyvūnai išmoko. Ugnė pakėlė ranką. Ela šiandien išmoko būti auklėtojos padėjėja. Kitą kartą ją priimkite į darbą. Auklėtoja Liveta juokėsi. Jei tik turės darbo pažymėjimą, tikrai. Vakare Ugnė ir Ela grįžo namo pavargusias, bet laimingos. Prieš miegą Ugnė sušnibždėjo. Tu buvai pati geriausia katė auklėtoja pasaulyje. Ela tik murktelėjo ir dar su šaliku susisuko į kamuoliuką šalia Ugnės pagalvės. Ir sapnavo darželį su 100 vaikų ir 100 kačių. Visos su šalikais. Pabaiga – labanakt.